Sveiki. Noriu parodyti, kaip apskaičiuoti, tiksliau neapskaičiuoti, bet kaip nusibraižyti histogramą, kai yra apskaičiuoti pirminiai balai. Tai štaigi turime pirminių balų stulpelį, kuris štai yra šitoje vietoje. Ir mums dabar reikėtų iš tų pirminių balų nusibraižyti histogramą. Pasižymime visą eilutę iki apačios, išskyrus štai vidurkį standartinio nuokrypio, nes tie duomenys mums yra nereikalingi. Tada susirandame meniu juostoje per įterpti funkciją štai kitas tokias funkcijas, kurių čia yra daugybė. Susirandame histogramos simbolį, kuris atrodo štai taip. Na ir tiesiog paspaudžiame jį. Pasirenkame patį paprasčiausią variantą, kuris yra pirmas pagal nutylėjimą. Ir štai mes jau turime histogramos grafiką. Na dabar galime iš tikrųjų padaryti taip, kad pasižymėsime duomenų žymes ir tada štai turime grafiką su duomenų žymėmis, kurios nurodo, kiek tiriamųjų patenka tarp vieno arba kito procentilio. Na, mūsų histograma iš tikrųjų atitinka tą vadinamą Gauzo kreivę, varpo formos Gauzo kreivę, ir pagal procentilius, pagal medianą, šitie duomenys yra dalinami į dvi lygias dalis. Tai į kairę pusę nuo vidurinės linijos, kur yra 50 procentilis, dėja histogramoje ši linija nėra pažymėta, bet mes tikrai galime pamatyti, kad tai yra vidurinė linija. Ir galime taip pat atsiskaičiuoti, kad štai 1, 2, 3, 4 stulpeliai yra į vieną pusę, 1, 2, 3, 4 stulpeliai yra į kitą pusę. Tai šiuo atveju mūsų duomenys nėra atitinkantis tai vadinamąją idealiąją Gauzo kreivę, jie yra truputį pasislinkę į kairę pusę ir štai nuo tos 50 procentilio vidurinės linijos, nuo medianos mes turime pirmąjį stulpelį, kuris yra tarp 50 ir 25 procentilio, toliau antrąjį stulpelį nuo 25 iki 10 procentilio, trečiąjį stulpelį nuo 10 iki 5 procentilio ir nuo 5 iki 0 procentilio. Lygiai taip pat ir į kitą pusę. Štai čia bus nuo 50 iki 75 procentilio, šitas intervalas nuo 75 iki 90 procentilio, šitas intervalas nuo 90 iki 95 procentilio ir šitas intervalas nuo 95 iki 100. Tai mums leidžia susigaudyti, į kurį intervalą tarp šitų procentilių pakliūna mūsų tiriamieji. Na ir akivaizdu, kad vidurkis tai bus nuo 25 iki 75 procentilio, reiškia mūsų didžioji dalis tiriamųjų, tai yra 52 iš viso tiriamieji yra surinkę tuos vadinamosius vidutinius balus ir pakliūna į imties vidurkį. Visi kiti intervalai, tai yra nuo 25 iki 10, nuo 10 iki 5 ir nuo 5 iki nulinio to procentilio vadinamojo, yra iš tikrųjų išskirtys. Tai galime pamatyti, kad labai netoli nuo vidurkio yra 25 tiriamieji, kurie šiuo atveju turi mažesnius balus negu kad vidurkis. Tie tiriamieji, kurie yra turintys aukštesnius balus negu vidurkio, jų yra tik tais 8. Aukščiausius balus nuo vidurkio turi 2 tiriamieji, ir žemiausius balus nuo vidurkio turi 11 tiriamųjų. Tai tokiu būdu mes galime susigaudyti, koks tiriamųjų skaičius pakliūna tarp vieno arba kito procentilių intervalo.